Brangus Lietuvos žmonės, džiugu Jūs vėl sveikinti šventų Velykų proga. Tai metas, kai brandesnis, gilesnis dvasinis pabudimas pabeldžia į mūsų širdis prisikėlimo šventei, teiraudamasis apie mūsų stiprybės. Ši diena kviečia kiekvieną sustoti, apmąstyti būties šioje žemėje prasmę ir įvertinti tai, kas mus saugojo tamsoje. Prisiminti vertybės, kurios per amžius stiprino mus visus neramiais laikais, kurios kaskart kėlė mūsų bendruomenių dvasią atgimimui. Tegul Velykos tampa šviesa, kuri įkvepia iš naujo tikėti vienas kitu. Atsiremkime į mūsų šeimų stiprybę. Dalinkime žodžiais, kurie gydo. Tegul gerumas tampa pagrindu viskam, ką kūrėme – namuose, bendruomenėje, valstybėje. Mielieji, tegul tikėjimas gėriu ir žmonėmis šventų Velykų rytą šviečia mūsų vaikų akise. Tegul čiurlena jų juokas, primindamas mums visiems, kad kiekviena diena gali būti nauja, nuostabi pradžia. Tegu mūsų namai būna ateities švyturiai, kupini tėvų išminties ir meilės, švelnumo, dėmesio ir ramybės. Tegu šventos Velykos pripildo mūsų sielas dėkingumo ir artumo. Tesaugo Dievas Lietuvą. Laimės ir džiaugsmo šventų Velykų rytą, mielieji.